Baigėsi vasara. Visus mūsų bendruomenės narius rugsėjo 2 dieną 10:30 kviečiame į mokyklą. Labas, mes esame Rokiškio Juozo Tubelio progimnazijos mokinių taryba. Ką mes veikiame? Per praėjusius mokslo metus mes organizavome visą krūvą renginių. Juk atsimenate mūsų kalėdinį karnavalą filmukų tema? Nepamirškime ir valstybinių švenčių. Vasario 16 rengėme viktoriną, o kovo 11 chorų karus. Tai tik maža dalis mūsų organizuotų renginių. Mokinių taryba dalyvavo įvairiose Rokiškio rajono mokymuose ir konferencijose. Mes dalyvavome mokinių savivaldų konferencijoje. Pasirinkimų daug, tu vienas. Ir apie savo patirtį daugybę renginio svečių kalbėjo. Birželio pradžioje su įvairiamis profesijomis pažindinamės karjeros dienoje, kur ne tik klausėmės paskaitų, bet ir patys galėjome jas išbandyti. Tubeliečiai, per mokslo metus tikrai prisimenate spalvų savaitę, mokytojų dieną, Valentino paštą. Per metus iš ties nuveikėme daug. Smagu, kad mūsų darbai nelieka nepastebėti. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo apdovanojimuose buvome išrinkti kaip metų mokinių taryba. Labai džiaugiuosi mūsų mokinių tarybos organizuotomis tinklinio varžybomis, kurios jau tapo kasmetinės. O tu jau susipažinai su didžiausia mūsų veikla ir mūsų smagiausiais darbais. O galbūt tu nori prisijungti prie mokinių tarybos ir svarstai, kokiųgi savybių tau reikia. Tu turi būti 5-okas arba 6-okas. Būti aktyvus ir norėti ką nors nuveikti. Tau turi rūpėti čia besimokančių mokinių gerovė. Turi būti drąsus, veiklus ir atsakingas. Susidomėjai? Mes tavęs lauksime!